Sveiki, mėlyjeji. Taigi, prasisuko kelios dienos, tai dar kartą su šventėm, būkite laimingi, gražaus pavasario ir šiandieną jūsų prašymų pradėsiu po kelis sakinius pasakoti apie tarptautinius dalykus. Taigi, matot, kad užė visas pasaulis ir pagrindinis klausimas, kurį jūs man užduodate, prirašyt man per Velykas su sveikinimais, netgi klausimų, ar ten Trumpas neužmers kokios atominės bombos. Taigi, kalbam apie šią savaitę, tai šią savaitę neužmes. Bet šią savaitę gali būti kažkokie panaudoti gamtiniai ginklai. Ar harpą kokį paleis, ar dar kažką tokio. Tai jeigu mes tenai senosiuose Persijos, Šumerų teritorijose išgirsim, pamatysim, kad kažkas keisto labai su gamta vyksta, tai galima bus įtarti, kad čia yra panaudotas ginklas. Dabar kitas labai toks jautrus klausimas, kurį uždavėte irgi man labai daug žmonių, tai ar Lietuvos neužpuls rusai. Tai dabar čia kalbu ne apie šią savaitę, iki kokios gegužės tai tikrai neturi būti. Mums iš tikrųjų pavojingiausia yra gegužė ir po to rugsėjai spalis. O po to, jeigu praeisim, tai ir praeisim po bišką, 27 jau bus stabilesni metai. Tai va, taip kad brangieji, nustojam nervintis ir taip, gali būti kokis dronas įlėks ten ukrainietiškas ar dar kažkas tokio, gal, aišku, mes galim gauti pabarimų, kad per mūsų teritoriją skraido kažkokios bombos ir kas tai yra tikrai žiauriai pavojinga Lietuvai, žiauriai pavojinga. Žmonės to nelabai supranta, kad mūsų traukinėja į konfliktą labai baisu. Tai va, ir todėl manyti, kad mus kažkas apgins, jeigu mes ten nesivelsim kažkur, tai tikrai yra neteisingas mąstymas. Taip, kad turi medituoti į taiką, laimę, sveikatą ir tokia egoistinė savęs globojimą, savęs, savo vaikų, savo tėvų, ten šeimos ir tada visa Lietuva klestės. Todėl nepergyvenkit, viskas kol kas dar šiuo periodu yra neblogai. Dar noriu pasakyti, kad labai daug visokių protestų visam pasaulyje, tai aš kalbu apie tos visus protestus, esu labai pasipiktinusi, nes daugiausiai jie yra prieš karą. Žodžio to negalima naudoti, nes mes atsimenam, kai atsiklaupė ukrainiečiai prieš pat tą įvykį, klupėjo žiemą ant sniego ir meldėsi, kad tik nebūtų kažko tai, o jie turėjo melsti taikos. Ir jūs atkreipkite dėmesį, kad eina jau kiek metai to karo ir niekas apie taiką nekalba. Kalba tik, kad nebūtų karo. Iš tikrųjų, tokiu būdu tik eskaluojama. Mes negalime sakyti problematinio žodžio. Dar kartą sakau, nekalbam problematinio žodžio. Jeigu negalite išvengti, su žodžiu taika pasakyti minties, sakykite ne taika. Bet to iš raidės žodžio geriau nenaudoti. Sudėtinga. Tai va. Tai tiek apie kitą savaitę tikrai daugiau padarysiu, kadangi taip spontaniškai ir vienas, ir kitas ir prirašyt man, tai nusprendžiau biškį jūs pradžiuginti. O dabar tiesa prieš tą bendrą horoskopą žmogui apie darbą, pinigus, meilę ir sveikatą. Labai prašau, spauskite patinka, prenumeruokit kanalą, spauskite stebėti Facebook'e ir, aišku, dalintis. Tai va, mainai, kad būtų energetinė. Tai va, dabar apie darbą. Pirmiausia, vėl kyla didelė atsakomybė, šiek tiek daugiau įtampos. Matyt, ten prisikaupė tarp tų švenčių periodo visokių darbelių, tai teks labiau susikaupti, daugiau stačia galva nerti į visokias veiklas negu įprastai. Darbuose, kolektyvuose tikrai tęsiasi toks įtampos periodas, gal biškį skaudančią galvą po švenčių susirinkote, tai jau žinai, galite ir nesusišnekėti. Bet tie, kurie aktyvieji esate, tai jums labai palanku ir lyderystės imtis, ir vadovauti, ir aktyvumą savo rodyti. Tikrai tai yra pakankamai aktyvus, malonus metas. Ir tie aktyvieji, kurie esate, jūs judėsite į priekį žymiai greičiau negu įprastai. Dabar galite pagalvoti, kad jums jau nusibodo rutina ir norite kažkokių tai naujų krypčių. Tai irgi labai palankus metas ieškoti naujų krypčių.
Ir noriu pasakyti, kad tikrai jau penktadienį tikrai džiaugsitės rezultatais, nežiūrint į tai, kad ta savaitė yra labai trumputė, 4 darbo dienos ir, kurie dirbsite šeštadienį ir šeštadienį galbūt, bet taip tai visais atvejais savaitgalį jau pajusite darbo rezultatus ir būsite pakankamai jais patenkinti. Tai va. Dabar su pinigais. Piniginiai dalykai irgi bus stabilus ir tik tai dar vis tęsiasi periodas, kai nėra palanku labai staigiai investuoti. Jeigu reguliariai investuojat kažkiek tai saugiai, žinot kur, ką ir kada, tai nėra tai pavojinga. Bet vis tiek tie, kurie naujokai esate, geriau šią savaitę taip nepriimti labai rimtų investicinių ten kažkokių tai sprendimų ir būti atsargiam labiau. Tai va, dabar vėlgi galimybė išlieka užsidirbti papildomus pinigus, tai po darbo, kaip mūsų laikai sakydavo, kokią chalturėlę, tai tikrai chalturėlė atneš kažkokios uždarbį, pajamas ir visa kita. Na, noriu pasakyti, kad šiaip dėl pinigų, tai aš manau, kad nebūsite labai išlaidų šią savaitę, nes ir nebus kur, ir dar po švenčių matytų mišrainių pilna, tai neišeina, jau prisišlaidavome prieš šventes. Taigi pinigai šią savaitę yra saugomi, taupomi ir labai atsargiai su investicijom. Dabar meiliai irgi biški toks sudirgimas gali būti, nes sako, santykiuose gali būti įtampėlė tokia ir netgi dėl smulkmenų galite užsidegti taip, kad maža nepasirodys. Todėl, kažkaip tai, jeigu, pavyzdžiui, savaitės pradžia, ta antra Velykų diena buvo tokia gana romantiška, gana tokia rami, tai dabar su savaitės iki pat šeštadienio vakaro praktiškai įtampėlė tokia didėjanti. Todėl tie, kurie su meile turite visokių rūpestėlių ir taip jau ta rutina kasdienybė užgraužia, tai jau žiūrėkite, nesipykit, nes paskui čia gali būti ilgam. Kurie esate vienišiai, tai tokių įdomių pažinčių savaitė ir savaitgalis gali būti kaip romantinių susitikimų savaitgalis, tokia romantiškai leisti laiką. Dabar sveikata. Sveikata, ką aš čia pasižymėjau, iš tikrųjų nebijokite daugiau ilsėtis, nes po švenčių iš principo reikia, kadangi kaip bebūtų maistas mums, kai kurie žinote, aišku, kad maistas atima daugiau energijos negu duoda, kadangi mes valgom ženkliai daugiau, 5 kartus daugiau negu mums reikia. Todėl fizinis aktyvumas turėtų būti labai didelis, nes užstalės, tie visi kepsniukai ant grotelių padaro savo ir galite susirgti peršalimo ligomis. Tai slogytė, kosuliukai visokie. Tai čia yra grinai organizmo užteršimo požymiai ir mes sakom peršalom, bet iš tikrųjų čia yra organizmo užgleivinimas ir pasistengkite tada negerti vaistų, tiesiog ant puodo garuoti, ant bulvių, su česnakais inhaliacijas daryti, nevalgyti, daugiau gerti šilto vandens, maloniai karšto ir žiūrėti, kad funkcionuotų žarnynas. Tai va. Ir čia labai gerai, jeigu turite kokių vitamininių kokteilių, bet čia dabar pavasarį nėra bėdos, nubėga į lauką, patvory, prisirinkai kokių kelpenių, garšvų, ten dilgelę, užsiplikėjai ar užvirinai ir jau turi arbatėlę vitamininę. Tai va. Tai šią savaitę tiek, būkite sveiki ir laimingi, turtingi, gyvenkime taikoje ir nesinervinkime dėl to, ko negalime pakeisti. Ate.